Tai yra tas didžiulis Jogailos ir Vytauto autoritetas, kurie jie įgijo prieš mūšį. Iki to laikai tai buvo valdovas, žinoti. Bet dabar jie tapo iš tiesų tokie regioniniai lyderiai, galima tokio modernaus apibūdinimo nevengti. Užtenka prisiminti, kad Vytautui netrukus po to buvo net tik pasiūlyti, buvo Vytautas išrinktas, oficialiai išrinktas Čekijos karaliumi. Tiesa, iki karo to karaliumi taip ir netapo. Bet kita vertus jau dar po kelių kartų Jogailos šeimos, iš Lietuvos kilusios šeimos atstovai, Jogailaičiai, įsigalėjo 15 amžiuje visose sostuose to didžiulio regiono, kurį mes dabar galime pavadinti tą naująją Europą. Ta vidurio rytų Europą. Vengrija, Čekija, Lenkija, Lietuva, visur sostuose atsisėdo šios šeimos atstovai. Tai va tas tarptautinis sustiprėjimas tai yra vienas didžiausių, vienas svarbiausių Žalgirio mūšio pasiekmių. Ir aišku, Lietuvoje, kita vertus dar vienas svarbus dalykas, tai yra pagaliau Lietuvai atėjo taikos periodas. Ilgas taikos periodas, per kurį galėjo prasidėti tas dalykas, kuris jau senai trečia. Tai yra valstybės tokia vidinė modernizacija, politinių, socialinių, tokių struktūrų atnaujinimas, kuris kažkuria prasme prasidėjo Vytauto laikais ir tęsiasi per visą 15 amžių. Tai tiek apie mūšį. Tačiau mūšis turėjo toliau prasidėjo kita visa istorija. Pomirtinė, galime pavadinti pomirtinę mūšio istoriją. Kadangi iš pradžių tai prasidėjo kaip bažnytinis atminimas. Dar Jogaila ketino mūšio vietoje pastatyti moterų brigidiečių vienuolyną, dėl to, kad šventoji Švedijos brigida buvo neversiniausiai tokiuose vizijose išpranašavusi vokiečių ordino didelį pralaimėjimą. Bet kadangi, kaip minėjau, šitą teritoriją Lenkijos Lietuvos kariuomenė pasitraukė ir Prūsija grįžo atgal Latvijoje, tai tada jau koplyčią čia pastatė, žuvusias atminti pastatė Didysis magistras. Čia yra bažnytinės namorė, bažnytinės atminties dalykas. Bet mūšio reikšmė politinė lėmė, kad labai greitai ta atmintis peraugo į politiką. Ir kalbant apie Žalgirio atmintį, iš karto matyti vienas labai dalykas, kad nuo pat pradžių visur, tiek ordine, tiek Vokietijai, tiek Lenkijai, tiek Lietuvoje, pradėjo formuotis savitos, atskiros mūšio versijos. Vokietijoje tai buvo paplito vėliau toks išdavystės dalykas, kad šitą išdavystės buvo pralaimėta. Lenkijoje, aišku, pagrindiniai nuopelnai ir čia yra toks tikrai didžiojo Lenkų istoriko viduramžių. Jono Dlugošo veikalo įtaka, kuris, aišku, va čia prieiname prie tos Lenkų, kur ilgai po to prasidėjo tas ginčas, kas daugiau nulėmė pergalę Lenkų ir Lietuvių. Tai Dlugošo verdiktas buvo aiškus. Dlugošas pasakė, kad Lietuviai pabėgo ir bėgo iki Vilniaus, prie Vilniaus atsisukti. O aišku, Lietuviai tai atsakė sąrašą pasų. Po kelių dešimtmečių Lietuvos kronikose buvo priešingai parašyta, kad mūšį laimėjo Lietuvių kariuomenė, o Lenkų ponai, kaip tam pasakyti, stovėjo žiūrėti ir nieko nedarė. Ir tai, kad tai ne vien tik istorikų ginčiai buvo 16 amžiuje, liudija tai, kad netrukus matome, kad visuomenė žino tas interpretacijas. Liublino unija, svarbiausia Lenkijos Lietuvos unija, jos išvakarėse vyko iš tiesų labai karšti ginčai tarp Lenkų ir Lietuvių dėl unijos statusą, taip toliau. Tai Lietuvė, apeliuodami į lygiateisiškumą, į lygias teises toje unijoje, jie prisiminė Žalgirio pergalę. Va, vis kartu laimėjo. Vienas Lenkų pasiuntinys tai kančiai atsakė. Ką jis laimėjo, su paveiktas. Tai tada atsistojo tuometinis lietuvių diduomenės lyderis, Mikalojus Radviloj Juodasis LDK kancleris. Jis pasakė, ne, kad Lenkų kronikininkas Martynas Kromeris ir ketina rašo, tai visiškai netiesa. Jis važinau, kiti kronikininkai daug geriau rašo. Supras, kad čia lietuvis turėjo tas metraščius pamanyti. Tai bet jau 16 amžiuje turime pirmosius tokius ginčius tarp Lenkų ir Lietuvių apie šitą mūšį, kas rodo to mūšio aktualumą. Ir
Žalgirio mūšis labai geras pavyzdys tų tokių epofinių įvykių, kurie nors ir tolsta į praeitį, bet vis dar yra naujai panaudojami aktualiems įvykiams, pavyzdžiui. Tai po šito 16 amžiaus kitos mūšio aktualizacijos teko laukti gana ilgai. 1910 metai, lygiai prieš 100 metų, 500, labai jau didžiulis jubiliejus, 500 metų. Antra, Žalgiris vėl tampa labai aktualus. Lenkijai Krokuvoje organizuoja didžiulį minėjimą, kuris viena vertus Lenkijam yra reikalingas ginčuose su vokiečiais. Ir čia yra kartu atsakymas vokiečiams, priminimas. Vokiečiams, kurie dar turi užėti didžiąją Lenkijos dalį apie šitą dalį. Bet kartu tai yra galimybė pakviesti lietuvius, taip pat ukrainiečius, kalbėtis apie naują ugnį. Tai lietuvių tuo metu tautinio atgimimo veikėjai susirinkę Kaune nepriėmė kvietimo kartu švęsti, bei ukrainiečiai taip pat įsisakė į Krokuvą, nusiuntė net vieną korespondentą, bei lietuvių tai buvo Tumas Vaižgantas tas korespondentas. Ir tas atsakymas labai gerai parodo lietuvių poziciją. Lietuviams Žalgiris buvo svarbus įvykis, tačiau tas įvykis neturėjo priminti tos bendros su Lenkija istorijos. Ir tai, kad ir toliau tos tradicijos visos liko atskiras, liūdė aišku tas dalykas, kuris tikrai yra gana unikalus. Tai yra tie labai skirtingi mūšio pavadinimai. Vokiečiams iš tos mūšis yra Tannenberg, Lenkams Grunwald, lietuviai šitiek svyravo. Eglėkalnis, Žalgiris, vis dėlto liko prie Žalgirio, dar atskiras pavadinimas. Po to Baltarusai, jų atgimimas dar vėliau liko, tai jie prisimenė irgi, kad jie svarbu vaidmenį čia suvaidino, tai sugalvojo dar savo pavadinimą. Baltarusai, Dubrovą pavadinimą aš panašiai. Tai va šitie skirtingi mūšio pavadinimai liudija tikrai tai, kad tai yra tokie, nors viena tradicija veikia kitą, tačiau tradicijos iš tiesų yra visiškai atskiros. Bet dabar staiga atsiranda visiškai nauja tradicija. Antro pasaulinio karo išvakarėse, dar prieš 38 metais Maskvoje staiga išeina tokia keista knygelė, rusiškai Grunwaldskė bitva, Žalgirio mūšis. Ja parašė autoriai, čia pavardžių nebeprasmiškai minėti, kadangi jie nei prieš tai, nei po to nieko nežino. Greičiausiai pseudonimai, išėjo kariniai leidykloje. Ir tai yra knyga, kurioje pirmą kartą Žalgiris buvo įpintas į sovietinę tokią ideologiją. Į sovietinę, būtent antivokišką, nors dar priminsiu, tai yra dar tas laikas, dar Ribentropo-Molotovo pakto, taip toliau. O jau rusai aiškiai turi kažkokius, sovietai aiškiai turi kažkokius planus šitame Pabaltijo regione, tas knygelės pasirodymas aiškiai rodo. Tai toje knygelėje pirmą kartą Žalgiris įpintas į tas kovos prieš vokiečius ir prieš fašistus tą visą retoriką. Toje knygoje aiškiai pasakyta, kad broliška slavų ir baltų draugystė, vadovaujant rusams, lėmė pergalę prieš Ordiną. Ir dabar, aišku, prasidėjus Antram pasauliniam karui, šitas dalykas tapo jau tokiu, galima sakyti, oficialiu mokymu. Lietuva, Maskvoje išeina kelios lietuviškos lietuvių sovietinių veikėjų knygelės, kuriuose Žalgiris komponuojamas tą sovietinį pasakojimą. Ir čia ir poetinė knygelė, ir istorinė iš Juozo Žižlos knyga, kurie taip pat Žalgiris yra vaizduojamas kaip kovos prieš vokiečių išsiveržėlius simbolis. Ir aišku, jau po Antro pasaulinio karo šitas mokymas tampa oficialus Lietuvoje. Visos knygos visur dominuoja vienas ir tas pats dalykas. Tai yra tas, kad Žalgirio pergalė galima tik tai todėl, kad rusai suteikė pagalbą. Rusai dominavo. Čia prisimintas, aišku, Smolensko pulkų didžiulis indėlis šitame mūšyje. Aišku, Žalgiris yra vaizduojamas kaip antivokiškas, o net plačiau galima sakyti antivakarietiškas įvykis. Taip pat Žalgirio užduotis buvo tuo metu Vytauto kultinas. Vytauto įvaizdai, kuris Vytautas iš tiesų yra Lietuvos didysis kunigaikštis, tarpukarį daug dažniau Žalgiris prisimenamas. Dabar Žalgirio mūšis kažkuria prasme turėjo tą pakeisti. Ir todėl sovietų Lietuvoje prasideda Žalgirio toks šiek tiek nedirbtinokios aktualinės. Dar karo metu Žalgirio vardą gauna sovietų partizanų būrys,
alkoholinis gėrimas, beveik negeriamas, vis tiek Žalgiris. Ir Žalgirio tampa daug, tiesa, bet vieno dalyko nėra, beveik nėra kaimynų. Įskyrus, bet vienas čia yra pastatymas, užrašas nematyti, čia yra, gal kam teko būti sovietinėje Lietuvoje, prie Gedimino pilies stovėjo atminimo akmuo Žalgirio. Ten buvo dviem kalbom, lietuviškai ir rusiškai užrašytas Žalgiris. Ir net dalis Lietuvos gyventojų, nelabai gal žinantis istorijos, galvoja, kad užsienio, čia šiandien vietą, kaip jau nuostavo. Bet jokių kitų paminklų nėra. Čia turime aiškę tą sovietinę skirtumą. Galima prisiminti Žalgirį, bet tokių simbolių, kurie gali sukelti politinius asociacijas. Bet kas yra? Paaiškėjo, kad šitą sovietinę ideologiją patyrė visišką nesą. Lietuvių visuomenė, ir net sovietiniais laikais toliau dominavo įprastos Žalgirio temos. Tai yra lietuvių pergalė. Dėl to, kad tas Sven Lekterio atradimas, jis gana greitai Lietuvoje buvo išpopuliarintas. Buvo žinomas, kas domėjosi istoriją, kadangi tai buvo matoma mūšis, kažkuria prasme paaiškino lietuvių kariuomenės svarbą šitą mūšį. Ir aišku, nuo to laiko tas Mateiko paveikslas su Vytautu centre tapo tokiu svarbiausiu, greičiausiai lietuvišku Žalgirio įvaizdžiu. Ir visai neseniai Vilniuje vyko šito paveikslo gana ilga demonstracija. Tai jeigu aš neklystu, tai yra pati sėkmingiausia paroda per visą nepriklausomybės istoriją. Pagal lankytojų skaičių ir panašiai. Tai rodo, kad Žalgiris ir dabar prieinama situacija dabarties. 21 amžiaus pradžia. Ką mums reiškia Žalgiris? Tai situacija yra tokia. Politiškai svarbus, išgarsėjęs ir iš tiesų gilius pėdsakus įvairių tautų atmintyje palikęs mūšis. Ir toliau vaidina svarbu vaidmenį įvairiose šalyse. Iš Lenkijos Lietuvos šiemetiniai įvykiai tą aiškiai parodo. Lietuvoje Liepos 15 tai yra kalendoriškai įtvirtinta valstybinė šventė. Tačiau neišvengiamai atmintis apie įvykius kaip matymai keičiasi. Ir tą labai gerai pademonstravo labai toks įdomus sutikimas 2000 metais. 2000 metų Liepos 15 Žalgirio lauke, dabar Žalgirio laukas priklauso ir Lenkijos teritorijoje po Antro pasaulinio karo. Ten susitiko mūšio lauke tuometiniai Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Valdas Adamkus ir Aleksandras Kwaśniewskis. Ir jie deklaravo, tada tas takės istorijų įvyko, bendra Lenkijos lietuvių pergalė. Tiesa, jie nepamiršo kartojimas, deklaravo apie artėjančią bendrą narystę NATO organizacijų. Šitas Žalgiris ir tokia dar ir papildomai gavosi. Ir dabar jau visai paliko. Kas dar? Kuo Žalgiris yra svarbus ir aktualus dabartyje? Bet to, kad yra svarbi pergalė, efektinga, didelis įvykis, daugiai minimas, visiems žinomas, iš tiesų nedaug įvykių, kurie būtų taip žinomi, ne tik už Lietuvos ribų. Sakyčiau, Žalgiris dar aktualus dėl vieno dalyko. Aktualus tuo, kad Žalgirio epochoje mūsų regione atėjo sąvokos politinis, kurios yra aktualios iki šiandien. Tai yra teisingo karo sąvoka. Jeigu jau kariaujame, tai tas karas turi būti pagrįstas, turi būti paaiškinama to karo prasmė. Antras dalykas, tai yra tarptautinis tarpininkavimo procesas. Jeigu turi kažkas pabandyti tiems priešininkams padėti susitarti. Taip pat pagaliau tai yra visuomet egzistuoja ir taikios formos, taip ir konflikto metu. Garbingas elgesys su belaisviais ir panašus dalykai. Tai visą tai ateina iš regiono ir Žalgirio. Ir užbaigė. Žalgirio. Po Žalgirio Vytautas reagavo galbūt visų savo tikslų ir nepasiekė, nebūna, o įvykiai viską pasiekė. Bet kita vertus, jie įsitvirtino ir įtvirtino savo valstybės, kai tikrai